Varlės malda Anthony de Mello. Skyrius malda. Išradėjas. Po ilgų triūso metų vienam žmogui pagaliau pavyko įdegti ugnį. Pasiėmė savo įrankius, jis iškeliavo į snieguotus šiaurės kraštus ir šio meno išmokė čia buvo genti. Jie taip susižavėjo šią naujovę, kad nė nesumojo padėkoti išradėjui, kuris vieną dieną tyliai iškeliavo. Tai buvo vienas iš tų retų, talentingų žmonių, netrokštančių nei kad jį prisimintų, nei kad garbintų. Svarbiausia, kad jo atradimai atneštų kam nors naudos. Kita jo aplankyta gentis, lygiai kaip ir pirmoji, nekantravo mokytis įdegti ugnį, o vietiniai šventikai, matydami tokią svetimšalio įtaką, ėmė pavydėti ir galiausiai jį nužudė. Kad niekas nieko neįtartų, jie pastatė didžiojo išradėjo portretą ant pagrindinio šventyklos altoriaus ir sukūrė naują liturgiją jo vardui bei darbams garbinti. Tie patys šventikai su didžiausiu uolumu ėmė sergėti, kad ne viena šios liturgijos detalė nebūtų nei pakeista, nei praleista. Ugnies įdegimo įrankius jie pašventino ir sudėjo brangenybių dėžutę, paskleidę gandą, kad visi, kurie juos palies, bus pagydyti. Vyriausiasis šventikas pats aprašė ugnies išradėjo gyvenimą, išaukštino jo kilniadvasiškumą ir šlovingusius poelgius kaip siektiną pavyzdį, o jo žmogiškąją prigimtį pavertė viena iš tikėjimo tiesų. Taip atsirado šventoji knyga. Šventikai, tik savo pasilikdami teisę aiškinti jos žodžių reikšmės, rūpinosi, kad ji būtų perduota ateities kartoms ir be gailesčio bausdavo mirtimi ar išvydavo iš bendruomenės tuos, kurie nepaklusdavo jų doktrinai. Pagauti tokios religinės veiklos žmonės visiškai užmiršo ugnies įdegimo meną.